Sveiki sugrįžę iš Radijo Tylos. Kaip matot, turim naują motociklą. Naują seną. Aš nusipirkau vasaros pabaigo, pravažiavau gal 200 km ir pastačiau. Prieš pirdams vėlę pažiūrėjau, tik tasikau, ar užsiveda. Biškį pravažiavau, į labai nenagrinėjau, kas į gerą, kas negera. Svarbedas, atrodė posvelnį tvarkings. Ir sumokėjau, žinau, su visko gavus 1800 eurų. Tai va, tai dabar plansiu toks, manau, užvesti iš pažeimus. Pažiūrėsim kompresiją kiek ir, nes plans yra to vis motociklą išardyti ir perdažyti rėmą, sutvarkyti rūdis ant baką, perdažyti plastikus. Ir, kiek galim daug darau pasidaryti, iki kol nesibaigs sezonas. Tai va. Ir jeigu vis geras seksis, mes važiuosim su manau į Rumuniją. Toks planas šiemet yra. Tai va, tai, žiauriai tikus, kad nebus jokių problemų su varikliu, nes labai nenori lysti į variklį. Bet jeigu teks, niek nepadarysi. Tai va, tai šiandien plans užvedam, pasižiūram kompresijai ir pradėsim ardyti. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Prieš nuėmant, prieš ištraukant akumuliatorių, kol labiau sėdynį, plastikus, porą čia šuolint plastikai ir, nežinau, gal kokie 8 varštą, vis skirtingi. Tai aš jaučiu, mes atversim čia toj Pandoros skrynę, kad keiksimės, kažkatro etapu labai keiksimės, bet mes, manau, pragyvensim. Tai va, tai, nedaug žodžiaudam, dedam akumuliatorių ir žiūrėsim, kaip seksis. Biškį, apeikim, apžiūrėkim, kaip atrodo. Taip, gal iš gal pažiūrėkim. Esu nuėjom sėdynį, nes reikia ištraukti akumuliatorių. Trubelį, Dominators. Tikriausiai pigiausias, kur gal gauti aftermarket, bet skom pakankamai nebloga. Plastika yra kažkiek žiūri dažyta su flakonėliu, kažkiek ir dažyta su, nežinau, iš ko suteptų kažkokį. Tai bus čia reikalu, kažką sutrūkė. Variklio apsauga jauda, šiapan turėtų būti sidabrinį, bet čia dėsim geležinę apsaugą, keisim to, tai neskirtų. Variklis, nežinau, čia matos kas. Leidbiš kažkur rasuo tepals, nes kai važiavau vasarą, buvo toks lengvo tokio dulksna tepal. Tai galbūt tą tarpinėlį. Žiūrėsim. Taip, spidometras. Kiek čia rodo? 61 tūkstantis, bet aš kiek skaičiau, kiek girdėjau, kad jam dažna truosą trukinė, tai ne aš kiek buvo nuvažiuot su truosu ar be truos. Ten į toks dontra, toks priekė, tas dažniausiai parėna. Bet koks skirtums, jeigu vedas šitas modifikacijai, Dakar laikrodis, su gipsinės varžtas kažkas susok. Taip, prieks labas senoviškas. Šitas, kaip atrodo, ta lempa, grina kaip mašinas kokios. Ir šitas, tas met, lauk. Ne, čia kažkas įsuik su kažku šitas išlyns. Tas, man atrodo, ne originalas, bet mes pakeisime šiek tiek dar aukštiesnį. Leda sudėti. Taigi, pažiūrėkit, kaip vertina tokį primontavimą su samarėzu. Ko ne, jeigu prisisu gerai. Taip, suratas, nežinau, tai suprutelė tokį švari diską keisti. Tai jau čia sutaupysim nemažą. Taip, gals irgi, man atrodo, pakankamai ir ok. Kaip už to kaina, aš manau, ir sweet deal.
Nu, baks. Ir šitas atsuks dabar čia į rudėlių. Reikia bak būt nutarkyti. Nu, viskas. Dedam akumuliatorių ir žiūrėsim, kaip ten į. Tai plasmas ir lietaus ir mūsų aukštyn kartą. Bet šitas jį sutrūkė. Bet nu ką. Užpakliauta šitas. Nu, žiūrėsim, kur mes čia galim padaryti. Vein plastik nuėmėm. Šito pusę turim vein varš žvaigždų. Kai atsukau varštų, visi praktiškai buvo skirtingi. Nu, išsiemam posūkį ir čia vėl visi trys skirtingi. Išsiemam posūkį ir pusė praktiškai prie variklio priekį. Turim antrą plastiką nusijėmę. Galim pažiūrėti, ką mums atrodo. Nu, kaip matot, nėra iš gerųjų. Šitas čia yra paslėptas defekts. Biškį trūksta kniedžių. Viską priglaus. Čia šitas biškį praknydyt. Nežinau, gal bandysim. Pažiūrėsim, kuo jin ras išnaudotų plastikų. Kad nereikėtų čia lietaut, gal be krašto, gal kažku įdėsim iš naudotų. Nes čia projektas išsaisto vis plasmasį atkelti. Matytus. Nu ir atsijungiam visą žvaklaidžius ir bandysim pratestuoti kompresiją. Čia matytus. Nu ir atsijungiam visą žvaklaidžius ir bandysim pratestuoti kompresiją. Šnukret. Na, kiek turim? 11 barų. Žinau, čia padedam. Te palaikysim. Nu. Darom gazą. Kiek čia turim 11 į pusę.
gera. Nu, patikrinam kompresiją. Tai priekiniam cilindrė ir 11 su biški, antram 11,5. Manual sako, turėtų būti nuo 11,5 iki 12,5. Nu, limit priekins ir 0,5 bar mažiau negu turėtų būti. Galins ir minimums leidžiams. Net nežinau, ar čia vert lyst. Pagalvosiu dar, bet svarbu pasimatavau. Nu, pabiškai pradėkime nuo vis rint žemyn. Pasidarėm tokį variantą ir prisikelsim galą, paskui tokį patį priekį pasidarysim, prisikelsim, kad būt ant manuolio nereikės susilenkus darbautis. Nu va, pasikėlėm iki beveik akių lygios. Bus patogiau darbuotis. Tai pradėsim musiau imti baką žemyn. Baks, plastiką, ratus paliksim iki gal ilgio. Ir akumuliatorius. Kvadruotą. Tai vat, dabar biškardom, daisim iki kažko. Taip, kokių varžtų čia tik nebuvo. Tokių. Čia, manau, tas yra originalas. Tokia šitas. Neįsivaizduojam, kur ant zvalgus naudojams. Tokia šitas. Toks. Nu, žodžiu, čia ir visi iš plastikų. Čia šitas uždėstas, kur su plasmase lydos. Nu, kur su plasmase yra toks nailoninis. Nu, kad neatsiverštų varžtas, nes išsilys šitas išbėgis. Nu va, kum ištraukiam, patinius apsaugus nuėmėm. Dabar išsiimkiam oro filtrą. Bandykime vis to mazgą ištraukti. Ir kol daisim iki karburatoriaus. Nu, visai neprasts.
Reikėtų atsisukti. Tuštis raštylė. To nusiimti. Gal mes nu žodžiu, bandom traukti. Atsisukau nuo karburatorių, nuo ordežės ir ištraukiau tų mažą bakelčių, kur buvo. Man sudėti palei visko išsiimt man. Išėmėm. Gerai bus. Dabar reikėtų numauti šliūrę. Šliūrę nusimauna. Ui. Šiaip reikia kvinda.
Vos išlupau nuleiktas apatinis, kažkur sugalvosi. Tu savai pročia, bet jau tepštas, sokt vis reikia, kol išlyn lauk. Tu savai. Valandų prasidės savo, kol ištraukiau. Žodžiu. Darom? Imam taugą lauk. Imam tau lauk.